rytas, iš karto startuojam su darbiukais. Nuo ryto turiu aplakstyti kelias vietas, tai važiuojam kartu, pabandysiu pafilmuoti, parodyti, ką reikia čia mums pasidaryti. Tai reikia vėl nuvažiuoti depo tų pačių juodų dėžių nusipirkti, dar panašiai apie 10. Reikia sustoti dar vieną vietą, pasimti dėžių pakavimui, siuntiniam siūsti. Dabar judam į depo. Atlėkiau darbą, viską išsikroviau, nustojo lyt, prašvito. Nuo pradžių dar reikia susipakuoti visus užsakymus, nes ten link apie 40 užsakymų turim per savaitgalį ir tada jau judėsim tvarkytis. Tai va, užsakymus susipakavau ir dabar atėjau viršų. Čia yra tiesiog baisu. Čia yra baisu ir dabar bandysiu labai daug ką mest. Tai va, turim tiek elektronikos, per daug visko. Visko yra per daug. Viskas lipa iš dėžių laukan. Tai mano tikslas šiandien bus kažką šiek tiek apmėtyt, aprinkt. Ir norėčiau va viską susidėti į juodas dėžės. Lipuškė, atėjai, nusiskanavai. Matai, kas dėžiai. Nupirko, atėjai, žinai, kad toj dėžiai. Ir viską bandysiu padaryti, kad būtų viskas vienodose juodose dėžėse. Kaip, žodžiu, noriu pasidaryti vaistinę šrote. Kad šitas kambariukas būtų mano vaistinė. Bandau kažką padaryti. Žiūrėsim, kas gausis. Tai kai kažkiek pajudėsiu, pabandysiu jums parodyti, kaip čia man sekasi. O dabar judam. Nu tai ką, dabar turim 2:30. Nuo tada, kada pradėjau, tai toks vaizdas. Čia viskas susitvarkė. Viską persirinkau. Vieną dėžę reikia perinkti. Čia iš tos dėžės 2 padaryti. Ten kampę susidėjau visus Volvos naujesnius valdymus. Tai juos susimečiau ten į kampą, nes jie dar yra nefotkinti. Reikia juos susidėti arba perdėti tiesiog iš naujo. Tai dėl to šito netvarkiau. Tai čia lentynai reikia dar 2 dėžės pakeisti juodas. O daugmaž vaizdas toks. Tai čia dar turiu vietą. Čia pakeisiu, atsiras vieta. Ten dar turiu vietą. Apačioj dar galim įdėti dėžę vieną kitą. Tai čia kaip ir turbūt metamos bus, dar reiktų prasišluoti. Čia yra kampė šiukšlių, tai ten žiūrėsim. Tokias va spintelės turim, tai jas greičiausiai lauk. Ir čia norėčiau tavo vietą dar stelažą pasistatyti. Kitoj pusė apsitvarkiau, kad būtų vietos susikelt nuo žemės, bet bendro vaizdo nėra. Gal kas žiūrit kažkam įdomu, kokių klausimų turit, paklauskit. Nereiks man vien šnekėti tik tais apie tai, ką aš veikiu, gal bus kažkam kažkas įdomu, tai parodysiu. Jeigu kažkam kažkas įdomu, klauskit komentaruose, rašykit ir būtinai atsakysiu. Dabar einu pietaut. Ir po pietų jau šiek tiek judėsim, dar vieną kitą dėžę turiu, tai gal kažką išgimdysiu. Tai praeitam video, kur Pežą rodėm, paskutiniai ten kadrai buvo, kur mini apžvalgėlė, tai jau to Pežo gyvųjų tarpe nebėra. Laukia eiliai į metalą ant ralo. Tai žodžiu, viršų į darbus ten kaip ir įpusėjau. Tai tiesiog dėžės baigės, tai nebėra ten ką man toliau daryti. Dabar yra atvažiavęs žmogus, mašiną apžiūrinėja, nupirko man detalių, bet visai pusėtinas, neblogas variantas, tai įdėjom pilną šiandien, tai dabar va žmogus apžiūrinėja. Sekantis darbas toks, praeitą savaitę su žmogum sutariau, prieš šventės buvo atvažiavęs, tai nupirko visus ratlankius iš mūsų. Kelis komplektus jau pasiėmė ir dabar atvažiuoja kitų, visų likusių susirinkti. Tai pardavėm kažkur apie 40 komplektų ratų, tai va. Dabar jau ratų nebeturim. Reiks laukti, kol vėl prisikaups. Dedu kamerą, einu biškį čia apsimėtau, pasiruošiu jų atvažiavimui. Turėtų gal 1-2 bėgiai jau būt pas mane. Tomorrow. Nu tai ką, labas rytas. Turim šiandien antradienį jaučiu. Tai vakar, ką pasakau, pasibaigė kameros batarkė, kamera įsikrovė, ten vidury nutrūko. Mašiną pardavėm, žmogui viskas patiko. Mašiną jis jau vakar pasiėmė iš karto. Nebenufilmavau ratų, kaip žmonės pasiėmė, tai ratus irgi visus pardavėm, viską ten kaip ir pasakau, viską atvažiavo žmogus susirinko. Ratų jau nebeturim nei vieno komplekto, bet mašinos jau yra dabar 2 ardyme, tai koks šiandien antradienis, taigi penktadienį šiandien. O ne? Sumaišė protą, žodžiu, penktadienį šiandien, tai noriu sakyti, kad savaitės gale turėsim komplektų porą, bet komplektų neturėsim. Šiandien turėtų arba pirmadienį atvažiuoti žmogus pasimti variklį. Variklį pasiema žmogus ir taip baigiam darbus.
O aš vėl tam pačiam kambarį. Vakar tvarkiaus klimatus jau šiandien fotkinom, kas nesufotkinta, ir šiandien tvarkau rankenėlės. Tai irgi tokia pat problema, viskas tiesiog yra per mažos dėžės. Buvau vakare depo, nusipirkau visas likusias 6 dėžės ir bandysim šiandien čia tvarkytis. Ir dar į kolekciją 2 nauji, ne nauji, tiesiog dar 2 automobiliai į ardymą, kad vėl nebūtų po to nepatenkintų, kad ne naujas mašinas. Tai turim Opel Zafira ir Avensis. Tai jau ir Avensis, ir Zafira. Jau Zafira yra C face'as, jei neklystu. Čia jinai naujesnė, ne 12 metų. Ir kad dabar čia manęs akmenim neužmėtytumėt, tai Zafira B eina nuo 4 iki 14, bet Zafira ta C, Taurerai tie visi naujieji eina jau nuo 12. Tai ten taip irgi kaip ir prasikeičia, kaip ir senesnis kėbulas, bet mašina naujesnė, kėbulas naujesnis, bet metai senesnis, nu, žodžiu, patys supratot, ką norėjau pasakyti. Tai va, tokie 2 eksponatai. Dabar čia tokia elementarė, nes reiks juos gražiai susifotkinti. Padarysim apžvalgą. Įmesim. O dabar nežinau. Man tai būtų fainiai, jeigu jūs klausimų užduotumėt. Nes aš tam šruotė, aš tai tvarkaus, šį bei tą parodau, o daugiau šneku. Tai ar jums įdomu bus žiūrėti, kaip aš visą laiką šneku. Ir dabar va, šneku. Žmogus klausė papasakot apie dalis, kokios mašinos kardom, kokios einamos dalis, kiek kas kainuoja. Rapidą pirmą kartą turim. Šitą Zafirą, kur rodžiu, pirmą kartą turim. Tas Avensis, jis kaip ir faceliftinis jau 14 metų, tai irgi tokio dar nebuvom turėję. Visus turėjom ten 9, 10, 11, tie šiek tiek senesni, čia jau ir snukys skirias, ir subinės skirias, tai yra tų niuansų. Bet atkreipiau tą dėmesį ir kitą mašiną, kai varysim kažką šiek tiek daugiau žinomo, ne pirmą kartą, tai būtinai papasakosiu. Šį rytą, tai išvis per vakar dieną nuo pietų iki šiandien ryto 30 užsakymų prikrito. Tai varėm šiandien, tai betvarkė buvo. Tik update'as po pietų. Dėžės vėl baigės. Nu čia greitai aš jas sunaudojau. Nu vaizdas iškart geresnis. Čia dar liko kelias dėžės pakeisti juodas, ten liko kelias pakeisti juodas. Tai čia aišku, kai kur jau lipa irgi, bet nedariau daugiau dėžių vien tik dėl to, nes labai yra didelis kiekis nefotkintų dar detalių. Tai nedariau su mintim tokia, kad mes sudėsim į internetą už labai mažą kainą ir tikiuosi, kad vieną kitą detalę, vieną kitą rankenėlių komplektą nupirks ir tiesiog bus mažiau jų. Tai su tokia mintim darau, kad tiesiog padaugės vietos ir nereiks bereikalingai išnaudoti dėžių. Čia kitoj pusėje vėl toks menkas chaosėlis, nes jau pradėjom fotkint klimos valdymus. Tai jau saugyklos daro, sandėlis naujas sukurtas. Parsinešiu keletą dėžių, viską parodysiu, kaip kas vadinasi. Dar prie to pačio tvarkomės oro pagalvės, nes irgi vaizdas ten irgi va taip, tai kai nuperka kažką, ką tu čia rasi. Tai fotkinamės, irgi prie vietos čia tokį mini stenduką turiu pasidarę su šviesa. Fotkinam, dedam ir tvarkomės viską iš eilės, kad kuo greičiau, kuo geriau ir tai va. One eternity later. Nu ką, sveiki publika. Po labai ilgo laiko, po savaitės, buvau Kaune, sesija, egzaminai, biški spaudžia. Tai praeitą kartą video baigiau čia, tam pačiam kambarį, aš jį sandėliu vadinu. Čia baigiam, nes tada nepabaigiau susitvarkyti. Vakar ant pietų panašiai grįžau iš Kauno, sustojau depo, nusipirkau dar dėžių. Tai dasimušau viską ir noriu parodyti, kaip atrodo dabar. Jau šitą spintą, čia aišku dar gal iš tarpuvo, reiktų išsitraukti, yra prikritusių tų detalių, bet
Va, toks vaizdas. Tai, man jau patinka, man jau gražu. Tai čia viršui yra sudėtos, turbūt aš jau minėjau, bet pasikartosiu gal. Yra mašinos, kurias, sakykime, tokie vienetiniai atvejai, vienetiniai. Tai X35, bet jau irgi ne vieną turėjom, Corolla 13 metų, ne Verso, ne da kažkas. Tai vieną tik tokią turėjom. Antara 12 metų, tai čia irgi nežinau kiek metų ta dėžė, nes tų Antarų Captivų 12 metų jau N. X3 tik esam vieną turėję, CX5 15 metų ir ten 3.8, tai jau irgi čia senai, nes 3.8 dabar jau turim 2 pilnai išardę, dar vienas stovi. Tai praeitam video matėt baltas. Sekančioj eiliai turim šviesų jungtukus. Tai jie kaip ir iš dėžės nelipa, tai dar jų netvarkiau, bet jos irgi fotkinsim. O ką iki galo dasimušau ir ką noriu pasigirt, parodyt, tai klimos visi valdymai, susikūrėm saugyklas, viskas juodose dėžėse. Pas mus yra 2 pagrindiniai pastatai ir pirmas pastatas, antram aukšte yra įvairiausių kambariukų, tai aš tos kambariukus esu susiskirstęs. Ir šiuo momentu mes esam taip vadinamam C sandėlyje. Tai turim vat tokią etiketę. Tai C reiškia sandėlis, klima, kas do detalės sudėtos ir tiesiog dėžės pavadinimas. Tai bet kokiam žmogui atėjus nuo gatvės, jeigu užsakymas skristų, jis jau žinotų kur eit. Čia yra C, čia yra dėžė. Kas toj dėžė yra, taip aš tikiuosi. Siekiu to, kad būtų išgyvendintas tas laiko gaišimas, kad viskas būtų greičiau, kad viskas būtų paprasčiau, kad greičiau užsakymai išsisiųstų ir kad nedingtų jokios detalės. Kvadratų daug, neretai atsitinka, nešė, nedanešė, padėjo, pasidėjo ne ten, kur reikia ir turim po to problemą. Dar vienas fainas dalykas su Ovoko platformos sandėlio sistema. Tai susikūrus saugyklą ir per Ovoko puslapyje nusiskaičius, yra ten galimybė nusiskaityti šitą QR kodą, tai parodytų visą dėžės turinį, viskas, kas yra toj dėžėj. Žiūriu jau čia 4 minutės, beveik 5 minutės šneku, tai tikrai jums atsibos į mane žiūrėti, tai užduokit klausimų, dar kažką. O aš kol kas šiandien tik tais tvarkaus. Atvažiuoja šiandien ketvirčio pasiimt žmogus. Tai pjausim ketvirtį, pafilmuosiu, parodysiu, kaip liko, kas liko, kaip sekės, kas gavos. O dabar einu tvarkytis kitą vietą. Tai tiek. Vėjas plaukus kutena. Tai kur pasakiau? Tai vakar čia dar buvo Škoda Rapid. Ten kokių 15 metų įvažiavo į ardymą pati. Šiandien jau turim tokią situaciją. Pusę mašinos atpjovėm. Nebėra. Išsivežė žmogus. Tai va, likutį pasiliekam, jeigu reiks. Galo ten nelabai yra, nes smūgis buvo į galą. Tai labiau pasiliekam dėl priekinio ketvirčio. Tai jeigu reiks, žinokit, kad turim. Galit rašyti. Ir kadangi jau toks nebepilnas yra, tai dažniausiai tos likučius atiduodam šiek tiek pigiau. Turim tokį CC. Smūgis kaip ir nėra labai baisus. Neblogi ratukai. Poslenkščiai sudėti, veidrodžiai juodi, tik nežinau ar standartiškai, ar ne. Stogas juodintas, spoileriukas. 2 išmetimai. Tai ne šiaip sau čia 2 išmetimai ir ne šiaip sau čia kvadratiniai numerių remeliai. Tai čia turim 3.6 benzas, Amerika. Labai gražų saloną turim, bent jau man. Yra čia kaip stoglangis ar panorama, kas kaip vadina. Al čia stoglangiui, jo, gal panoramai per maža. Dynaudio aparatūra, aišku šildomas. Turim va tokias lapkės uždėtas, sportiškesnės, radija, automatas, formotionas. Ir
kas man pasirodė keista, aišku, nesu girdėjęs, šiaip nesu važiavęs tokią mašiną, tai man pasirodė, kad kažkas čia yra padaryta su programa, nes užkūrus tai jau burbuliavo, tai jau nežinau, kaip ir pagazavus. Blablabla. Tai turiu kažkur iškarpą trumpą, pabandysim įdėti. Tai va, jeigu kažkam kažko reikia, parašykit. Na, bekas autodalis. Nu ką, labas rytas. Nežinau, ar matot iš vis kažką. Tikiuosi, kad filmuoja, kai filmuoja. Tai jūs čia turbūt nieko nematot, nes aš pats sunkiai čia matau kažką. Bet šiandien rytą pradėjom nuo valymų. Tai esam grubiai 3 aukšte. Čia buvo sudėtos iš labai senai paliktos tipo tais laikais geros panelės. Tai dabar mums jos jau yra stipriai nebereikalingos, vešim utilizuot. Tai reikia išsivalyti. Laikai? Aišku, pirmą paklausiau, tiksliau gal pirmą paklausiau, tada paleidau dar nesulaukęs atsakymą. Tai vakar jau šitą valėm, išsivalėm apie 30 panelių. Tai tokį būdą staigi čia sugalvojau, kad nereiktų laipėti iš 3 aukšto į 1. Tai ant virvės užsimetu ir abu galai laisvi, vieną galą virvę duodu ir vakar traktorius pakaitinimas sugedo. Sugedo pakaitinimo mygtukas, neaišku, ar vakar, ar užvakar. Tai dar šitą nuo ryto perlitavau laidus, pakeičiau jungtuką. Laikai? Jo. Tai čia 39. O, 39 panelę turim išsisaugoję. Tai kur tu matęs? 60 panelės. Žmonės meta šiais laikais. O čia mes 39. Svarbu nepargriūt. Laisvas galas, kur? Čia šonam. Čia, žinok, dar didesnis antikvariats. Gerai. Čia su magija dar. Čia Fiatų lysė. Kas neįsivaizduoja, tai Fiatų lysė. Gal Flymaudai mes nuotrauką. Panašiai atrodo kaip multipla. Nu, aišku, ne tokia pat. Bet baisiai irgi kai velins. Neįsižeiskit, aišku. Jeigu kas vairuojat. Tiesiog. Į 30. Aš irgi tai manau, kad į 30 tikrai nieks nebekels. Tai čia turim panelių kambarį. Čia visos mūsų turimos panelės. O jeigu matot, aš buvau ten dar. Tai mes esam 2 aukšte. Ten dar yra kaip ir toks 3 aukštas. Šitas panelės reiktų iš čia
susimest į viršų, susikelt. Tai aš kelias turiu dar čia jau nebetelpa. Yra sudėtos kelios kitur. Čia, ne biznis, čia taip nedirbsi. Tai aš turiu kiek 3-4 panelės čia. Bandysim jas tempti viršų. Visiškai uždusęs. Susinešiau panelės. Tai va, nežinau, ar čia reikėjo ant tų lubų dėtis, bet susinešiau, kas jau nebetilpo. Tai visos šitos panelės jau yra sudėtos į RRR. Tai vietoje retai kada panelių klausia, jeigu parduodam dažniausiai per RRR. Tai todėl jos ir yra čia 3 aukšte, nes mums jų kiekvieną dieną nereikia, o ją nuskelt čia maža problema. Tai pasitraukiam, kur tikrai nemaišytų. A few minutes later. Pažiūrėsim, kaip man čia seksis tą mašiną tai pavairuot. Arba kontakto nėra, arba... Nu. Nes tą traktorių tu užkūrė. Nu, palauk, atnešiu. Kodėl tas čia įsijungia? Tai čia savaitę kažkada ardysim šitą E90 Nature komplektaciją su gamtos akcentais. Kas mėgsta ekologiją, taip pat tas bus. 2 litrai 120 automatas, professional magelis. Pikseliai nepabėgė. Aš palaikyk tai. Jo, tai aš atėjau. Jo, nepavasnai. Nusimovė kažkuris. Jaučiu pliusas. Palė gal? Tai va. Norint išmokti gerai vairuoti, turi dirbti šrote. Tomorrow. Nu ką, labas rytas, labas rytas. Senai bei girdėti, be matyti. Tikiuosi jūs kažką matot, nes aš vėl nežinau. Ar gerai matos, ar negerai matos. Šiandien pradedam rytą nuo nuleistos padangos. Jau čia jie mums labai ilgai leidžia, vis leidžia. Vis dapučiam, vis leidžia. Tiesiog reiktų naujų padangų. Šiandien eisim tvarkytis metalus. Turiu keletą grąžinimų. Kažką pabandysiu pafilmuoti, parodyti. O, negerai, neįstačiau.
Tai nupirkom tokią Toyota Verso 14 metų 1.6 benzas, bus dedamos dujos ir kas geriausia, aišku, saloną pakeisim, turim gražų, bet 96 prabėgas. Tai salonas, apart to, kad sėdinės pelysios, tai vairai, panelės, mygtukai, ledai byra tiesiog. Tai dabar, kadangi automobilį varysim į kitą vietą, nes lauksim, kol meistras paims, nes kaip ir minėjau, tai neardysimės jo. Jis yra pirktas savo, metam kitus ratus, nes dabar su kuriuom grįžo, nors jis grįžo iš šiauriau. Padangos, iš tiesų tai net nepažiūrėjau, ar vasarinės, arba plikos. Nes mėsos tai, čia irgi tokios, bet čia tik tais jos žieminės, bet jos čia tik tam, kad davažiuot iki garažo, kur pastatyt, nes meistras sakė, tik tais už 2 savaičių ją paims. Biškai yra paglamžytas galas. Ten nieko baisi, detalės visas visiškai turim. Ten visas galas, nes kaip tik nupirkom tokią Verso ant detalių, dar jums nerodžiau. Ir taip iškrito, kad nupirkom paskui dar ir šitą. Galvojom, kad ir spalva tokia pat, bet dėja spalva ne tokia pat, reiks perpust. Labai panaši, tai turbūt, kad dažysim gal tik iš vienos pusės. Ką, labas rytas, senai girdėti, senai matyti. Pats jau prie kameros atpratęs, tai šiek tiek sunku įsivažiuoti su to šnekėjimu. Atlėkiau šiandien į darbą nuo ankstyvo ryto. Tai darbiukai prasideda nuo to, kad užgeso pečius. Kam įdomu, tai mes šildomės granulinium pečium. Naudojam, ne granulinium pečium, šildomės granuliam. Ir tiesiog sraigtas nebepaėmė granulių ir užgeso. Tai dabar bandysiu sutvarkyti ir paimti pečių. Tai va, aš jau peršokau į darbinius rubelius. Pečius, kaip matėt, jau beveik įsigazavo. Tai ten dar porą minučių, kol paduos granulių iki pat degimo, kol visos granulės įsidegs. O dabar aš einu įsipakuoti grąžinimus. Yra šiek tiek grįžę čia apie 6 siuntos. Sekantis dienos darbas, reikia susifotkinti vieną variklį. Vakar žmonės parvežė. Turbūt buvo iš tos serijos. Pirmą perkam, tada žiūrim. Tai va, mes variklį jau išsitrynėm. Aišku, nepadarėm rezervacijos. Tai dabar reiks išsivežti ir iš naujo susifotkinti ir bandysiu parodyti jums, kaip čia mes darom. Šiaip niekada taip nedarom, bet kadangi dabar reiktų labai ilgą ratą važiuoti, tai pabandysiu biškį nukirsti kampų ir pagudrauti. Nu, girdžiu, atlėkė mano transportas. Tokie penktadienio petukai, nupirkta Audi A6, 3.2 benzas. Bet važiuoja. Skidelis nieko nerodo, bet važiuoja. Nu va, tokį greitą primityvų stenduką pasidedam, paletę prie gražių rudų vartų. Staigiai susifotkinom, ilgą ratą sukt, atgal vežti. Šiaip turim stendą tam dalykui, bet kai sakau dabar, kad negaišt labai daug laiko tam, tai tiesiog greitai. Vaizdas tikrai nėra baisus ir atrodo visai tvarkingai. Tai jo tą audinę, kur rodžiau, 3.2 benzas, mechanika,
šviesus, gražus salonas, įmonės mašina bus. Tai su patrinta, suplyšus yra tik tais vairuotojo sėdynė šonas. Daugiau salonas nepriekaištingos būklės, kaina irgi ten juokinga 50 eurų, šildomas. Tai jeigu kažką domins, parašykit ir šiaip visą mašiną graži ksenonai, galė ledai jau lieti ratai, nu, graži visą dailį. Tai jeigu kažko reikės, parašykit, suderinsim gerą kainą. Trumpas klausimas, turim labai didelį kiekį priekinių stiklų ir keletą galinių. Ten, jeigu sedanas arba kupė. Gal atsirastų, kas mus žiūri, gal kam įdomu, kas užsiema stiklų keitimais. Norim labai išsivalyti tą vietą, kur laikom stiklus, tai norėtume parduoti už labai nebrangiai. Gal tiesiog atsirastų, kas norėtų supirkti priekinius stiklus už, sakykime, didmeninę kainą. Tai ten 10-15 eurų už vienetą ir turim netoli, grubiai galėčiau sakyti, apie 100 vienetų priekinių stiklų, automobiliai įvairiausi nuo A iki Z. Metai irgi naujų, senų, žodžiu, visko turim. Tai jeigu kažkam įdomu būtų, parašykit, atsiųsiu nuotraukas, surašysiu, kokius modelius turim ir panašiai. Dar ką papasakot norėjau, tai turim RX saloną, šviesus, elektra, atmintis, šildomas, tik labai baisus, kaina 50 eurų. Kažkas norėsit, parašykit, sumėsiu nuotraukas, bet salons, nu ten, vairuotojo sėdynė šiaip labai baisi, daugiau kaip ir viskas pusė velnio. Vakare dar buvau nusiaubęs. Nuvažiavau nusiaubt servizo tokio kolegų, sakykim, draugų. Tai belenkiek dėžučių turiu pilną mašiną. Tai dabar einu pasimsiu maišą, šiek tiek jas atsirūšiuosim, nes ne visos man yra tinkamos, kitos labai plonos. Tai mes jas tiesiog iškart metam, nes nesimčiam, o tos, kur tokio storesnio kartono, tai jas visas sunaudojam. O, kažkas daužė posūkį. Gerai, kad aš čia daug nebūnu. Kaltas nelieki tada niekada. Ne, kauju. Norėčiau daugiau būti labai. O, yra čia tų dėžučių nemažai. Tai dabar šiek tiek atsiruošiuosiu, susidėsiu vietas, kas tinka, kas ne, ir judėsim toliau su darbais.